O. Gerai, tai dar kartą. Jeigu nežinom, kokia rezoliucija turėtų būti spaudos, PPI, pixels per inch ar DPI dots per inch, tai darom 300. Aišku, jūsų printeris, žmogus spaudinantis, galbūt pasakys, kad kažkaip kitaip. Ir ką mes toliau, mes galim pasimti centimetrus ir centimetrais pasirašyti savo dydį lapo. Tai planšo dydis aš dabar nepamenu, man atrodo yra 1,7 m, kas nors gal pamenat? Turbūt nieks nepamenat. Tai aš dabar darysiu 1,7 m, bet galbūt aš klystu, tiksliai nepamenu. Bet žodžiu, paprastai mes turėtume 300, jeigu darytume planšą. A kita vertus, galbūt mes, jeigu, pavyzdžiui, ir toliau liksim šitam karantine, tai galbūt viską darysim online ir tada galbūt tiesiog A4 darytume ir saugotume PDF-ų. Tada, aišku, galima, jeigu taip, tada galime, aišku, pasimti presetą. Čia turim print ir tiesiog A4, 300 dpi, PPI, points per inch, pixels per inch, dots per inch. Tai tarkim pasidarau ir turiu lapą. Dabar, kai jūs turit kažkokių nuotraukų, kur aš čia kokią nuotraukų, turiu nuotraukų, kažkaip panašu į tikrą nuotrauką. Ir dabar aš galėčiau tiesiog drag and drop įsimest. Ir aš ją turiu, dabar jeigu Enter paspaudžiu, turėsiu kaip Smart Objectą. Pastebėt, Smart Objectas tai yra toks specialus layeris, kuris tengiasi nesunaikinti rezoliucijos. Ką tai reiškia? Gal reiktų pradėti nuo paprasto layerio. Aš įsimetu čia kaip naują dokumentą. Dabar paprastas layeris, Ctrl A pasižymiu viską, įsijungsiu, kad rodytų shortcutus. Iš naujo, Ctrl A, pasižymiu, Ctrl C nusikopinu, ateinu čia, Ctrl V. Ir matot, kad mano šita nuotrauka yra gerokai didesnė negu A4 ant 300 dpi. Tai aš, aišku, su paprastu objektu, paprastu layeriu galėčiau Ctrl T. Naujesniuose Photoshopuose Shift'o nereikia, jeigu senesnis Photoshopas, tai reikia Shift'o laikyti. Ir galiu pasikeisti dydį. Paspaudžiu Enter ir viskas. Dabar mano šitas layeris, šitas sluoksnis jau bus tokio dydžio, kaip aš jį padariau. Ir jeigu dabar norėčiau grįžti, dar kartą Ctrl T ir išdidinu, aš jau turėsiu jį prastos rezoliucijos, iš naujo sukuria rezoliuciją, kurios nėra, ir turėsiu prastos kokybės daiktą. Nu, nežinau, čia jums ar matysis per streamą. Bet tai dėl to, smagu kartais turėti tuos smart objectus, čia yra kažkoks ant ikonos, matysit kažkoks keistas daiktas, reiškia, jisai nepraranda kokybės, mes jį galim sumažinti, po to vėl padidinti ir jis turėtų išlikti geros kokybės, nu bent jau iki tokios, kokią mes jį įmetėme, aišku, geresnės jis niekada nebus. Gerai, dabar, tarkim, aš norėčiau pasimokėtuoti kažkokį planšą, tai, kažkokį lapą. Tai, aišku, svarbiausias dalykas būtų pasižiūrėti į kaip jie vadinasi lietuviškai, kaip aš ten apie maketavimą kalbėjau, viską pamiršau. Tai sugalvosiu, kaip lietuviškai vadinasi, prie ko čia Excelis. Nu, užkrito žodis. Žodžiu, užkrito žodžius, nusispjaut, bet pažiūrėkite, jeigu mes atverčiam bet kokį leidinį, bet kokį daiktą, jisai turi kažkokias taisyklės. Pats, aišku, maketuotojas, autorius sukuria taisyklės objektų sudėliojimo erdvėje. Mes pastebėt, yra keletas atvartų, visur yra tie patys du stulpeliai, jie lygiai toje pačioje vietoje čia pasideda, tekstas sulygiuotas čia, su paveiksliukai sulygiuoti pradedu nuo viršaus, plotis greičiausiai bus tas pats, kas teksto plotis ir šita dėžutė. Vienu žodžiu, yra kažkokia vizualinė kalba sukurta, kiekviena knyga, kiekvienas leidinys, jūsų
peržiūros planšas ar PDF-as, kurį darysit, turėtų turėti kažkokią kalbą, kažkokią struktūrą. Jūs ją sukūrėt ir ją vadovaudomėsi padarot visą savo leidinį. Tai iš principo yra tiesiog tas gridas toks, kažkokį gridą susigalvojat ir, čia labai primityvų. Aišku, jis gali būti labiau tvarkingas, mažiau tvarkingas jūsų reikalas, bet jisai turėtų gražiai žiūrėtis. Yra ten visokių daug labai taisyklių, bet čia, aišku, mes jau lendam į grafinį dizainą. Tai mes apie tai per daug nekalbėsim, tik tai truputį. Tai reikėtų pasidaryti kažką tokio pas mus čia. Tai čia patogu naudoti guideline'us, tai yra tiesiog klik ant šitų rulers rodiklių, o jeigu rodiklių nėra, Ctrl-R, Ctrl-R arba View Rulers. Ir aš galiu pasidaryti taip vadinamus guideline'us, tai yra daiktai, pagalbinės linijos, prie kurių priliptų, prisisnapintų jūsų kažkokie objektai. Tai dabar, jeigu pas mane yra įjungtas snapas, tai jis atspės vidurį puslapio, nejaučiu, gal išjungtas, snap to, įjungiu snapą ir jisai turbūt snapins prie visokių dalykų. Ir dabar aš turėčiau lengvai surasti puslapio centrą, ir prisiklijavo prie puslapio centro. Tai va tokius dalykus smagu daryti. Dabar aš galiu sukurti objektą, tiesiog kažkokią dėžę, visai nesvarbu, kas čia yra. Balta dėžė, balta tai nesimato. Dabar nepakeisiu taip lengvai, nusispjauti. Filą uždėsiu kokį nors. Čia nesvarbu, ką aš darau, tik tai, kad matytųsi. Padarysiu kažką. Kodėl sakau nesvarbu, ką aš darau, nes tikslas mano čia yra parodyti, kad dabar guideline'ai gali snapinti ir prie centro šitos dėžės. Čia va turbūt nesnapins niekur, o čia ir dabar aš galiu lengvai sudalinti lapą į 1, 2, 3, 4 dalis. Šitą galiu jis prilimpa prie šitų, naujas guideline'as ir turiu sudalinęs lapą į tokias dalis per vidurį. Ir panašiai. Aišku, aš galiu kitaip galvoti, galiu sakyti, ne, aš noriu, pavyzdžiui, turėti paraštę, nežinau, 2 cemų. Pasitikrinu, kad mano liniuotė rodytų centimetrai. Ir, tarkim, guideline'ą pasidedu ant 2. 2,4, 2. Atrodo, pataikiau. Dabar aš norėčiau tos pačius 2 cemus turėti kur nors, nežinau. Tarkim, va čia nuo lapo centro. Lapo centras, pastebėti, jau yra nepatogu man čia dabar žiūrėti, 10 kablis kažkas. Žodžiu, man sunku būtų. Tai aš pasidarysiu pagalbinę dėžutę, kuri bus skirta tik tai pernešt tuos 2 cm. Balta filą, uždėsime kažkokį filą. Dabar aš jį pasiemu, prisnapinu prie centrinės linijos, naujas guideline'as ir turiu 2 cm paraštę. Tarkim, man šito nereikia. Tarkim, aš noriu turėti vidurio liniją ir nuo vidurio linijos 2 cm. Čia 2 cm. Atsiprašau, čia negali būti 2 cm. Čia tikrai 2 cm. 2,1. Daug yra. Kažkaip atrodo labai platu. Nesvarbu. Taip, ką mes čia darom. Tai gerai, turiu kažkokį pasidaręs, tarkim, nežinau, kažkokią tvarką. Grįžtu prie savo paveiksliuko ir dabar galiu galvoti, ne tas leris, kur mano leris, reiškia, galiu snapinti prie šito, Ctrl-T, jį pasimažinu, tarkim, tokį dydį. Nuo viršaus irgi gal norėčiau kažkokį, tarkim, mano atveju turiu 2 cemų tą dėžutę, arba nusispjauti dėžutę, galiu tiesiog pagal liniuotę pasidaryti, biškį prizuminu ir 2,00. Tai nežinau, čia Photoshopas pats atspėjo tą patį atstumą. Turbūt aš ranką tikrai negalėjau taip tiksliai 2 cemus nuo viršutinės paraštės padaryti. Turim kažką tai. Dabar, tarkim, jūs norit tekstą rašyti. Tarkim, turit... Neturiu jokio teksto. Tai surasim kokį tekstą. Taip, turim tekstą.
Žodžiu, Lorem Ipsum yra toksai defaultinis šriftas, nežinau, 1500 metų naudojamas, gabalas teksto, tik tai pažiūrėt, kaip dėliojasi raidės spaudoj čia naudojamas. Tai aišku, jūs bile ką galit Ctrl+C, Ctrl+V, arba jau rašyti savo aprašymą kažkokį. Ir štai turim tekstą. Dabar mano tekstas yra teksto dėžutėj. Ir teksto... Oi, atsiprašau, aš Ctrl+T paspaudžiau. Atsiprašau, jis nėra teksto dėžutėj, aš norėčiau... O kaip teksto dėžutę padaryti, aš nebepamenu. Na gerai, nesvarbu, darysim taip. Tai, tarkim... Dabar. Au. Kodėl space'as neveikia? Aš sorry dabar, bet ką darau, tik kad tilptų man į ekraną. Gerai, turim tekstą. Sekundę, dabar aš neteisingai darau, nes aš padariau teksto blokelį, bet jis nėra teksto dėžutėj. Ir va čia ir išlys Photoshopo problema, kad jis nėra skirtas šitiem dalykam. Ups. Va, pavyko padaryti, man atrodo, teksto blokelį. Tai paaiškinsiu, kaip aš jį padariau. Pasitikrinu. Jo. Gerai, ištrinu, ką aš čia dariau. Žodžiu vėl, čia jau mums reikėtų iliustratoriaus, kad gražiai padaryti. Bet aš galiu padaryti click and drag. Reiškia, pastebit dydis, Ctrl+V ir jis turėtų tilpti į šitą blokelį. Ir dabar aš galiu gražiai... pamiršau, kad iš kitos pusės, kad aš irgi noriu turėti paraštę, ne? Čia neturiu paraštės. Tai irgi labai negražu. Tai dar kartą ištrinam, pasidarom paraštę 2 cemų iš galo. Ups, ne tas leris. Tai aišku, dabar kas maketuoja, tai keiksitės, maketuojantys žmonės keiktųsi čia į mus žiūrėdami, nes aišku, Photoshopas nėra tam skirtas ir neturi gražių įrankių tam skirtų. Bet daugiau mažiau galim kažką tokio pasidaryti. Dabar aš žiūriu, reiškiasi, mūsų dėžutės, mūsų paveiksliuko dydį ir matau, kad netelpa mano tekstas į šitą dėžutę. Kadangi čia bile koks tekstas, aš tiesiog ištrinsiu eilutę. Na ir va, tai dabar ką mes padarėm kažkokią tvarką, reiškiasi 2 cemai, 2 cemai, 2 cemai, 2 cemai šonų ir bandau dėlioti pagal šitą tvarką. Dabar aš tiesiog tą patį paveiksliuką nestingiu kitą pasiminėti, norėsiu kitą paveiksliuką. Photoshopas snapina ir jis spėja, aš spėju, kad čia irgi 2 cemai, tai turbūt jis pats atspėjo, kad mano tarpas tarp šitų turėtų būti 2 cemai, ja, jis yra 2 cemai. Tai labai patogu. Photoshopas padeda gyventi, dėl viso pikto galiu guideline'ą pasidaryti. Ką aš čia nesnapinu? Snapas, įjungtas. Ir dabar galėčiau, pavyzdžiui, tekstą kitą įdėti. Aš vietoj to, kad kitą tekstą įdėčiau, aš duplikuoju šitą patį. Ir va, matom, pasidariau kažkokią tvarką ir jie vadovaudamasis dėlioju savo vaizdą. Ctrl+H yra paslėpti pagalbinės linijas. Tai, čia turbūt ir būtų tokia, kaip ir pagrindai, kuriuos jums reiktų žinoti. Reiškia, sukuriat savo kažkokią tvarką ir bandot ją įgyvendinti, padedant guideline'am, pagalbiniam linijom, kurias tiesiog sukuriat click and drag nuo rulers, o jeigu rulers nėra, Ctrl+R įjungiat. Arba view rulers, liniuotės. Ir turit kažkokią tvarką. Dabar dėl eksportavimo. Tai jeigu mes čia dabar norėtume rimtai spausdinti, tai turim vieną problemą, kad mano paveiksliukai, mano fotoaparatas fotografuoja RGB spalvom, mano dokumentas yra RGB režime, tai yra iš 3 kanalų RGB, galime įsitikinti 3 skirtingi kanalai. O spauda yra daroma cmikų. Cyan, magenta, kas ten yellow ir K yra juoda spalva. Nepamenu dabar tiksliai, kodėl K yra juoda. Tai žodžiu, jeigu aš tiesiog imu ir paverčiu, don't flatten, restore smart objects, don't resize.
Jisai dabar padarys tas speak spalvas ir aš kaip ir vizualiai nelabai ką matau. Aišku, mano monitorius nėra kalibruotas, jūs ką matot irgi pas jūs nėra kalibruota turbūt. Tai dabar būtų sunku pasakyti, ar čia gerai ar ne, bet jeigu įsivaizduokim situaciją, kad jūsų monitoriai yra kalibruoti ir jūs taiga matot, kad dabar mano spalvos ten tarkim pavioletinavo ar pažaliavo ar kažkas atsitiko. Aš galėčiau eiti į savo paveiksliukus ir bandyti atstatyti kažkaip spalvas, kažką pakeisti, kad nebūtų spalvos pakitusios. Aišku, yra problema, kad yra spalvų, kurias monitorius gali rodyti, bet dažai negali jų padaryti, ir atvirkščiai yra spalvų, kurias dažais galim padaryti, bet monitorius jų negali rodyti. Ir mes visada turim problemą, kad nufotkinam ir mūsų spalvos nesutampa. Tai aišku, čia jau pradėtume tuo rūpintis tada, kai fotkindami visų pirma prieš fotkinant nesvarbu ar studijoje, bet ten, kur fotkinam, visada pasidėtume šitą, kaip čia vadinasi tas, nežinau kaip vadinasi, šitą daiktą, tam, kad po to galėtume geriau spalvas atstatinėti, net nežinau kaip vadinasi jisai. Taip, dar vienas dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad vėl Photoshopas gali imituoti, kaip atrodys atspausdintas ant popieriaus mūsų daiktas, darbas. Ir vėl, aišku, čia nekalibruota monitorium, tai nelabai yra apie ką kalbėti, bet trumpai tik tai parodo, jeigu prisiminsiu, kur jis gyvena, turbūt preview, proof setup, working smig. Ir dabar čia mes norėtume reiškiasi, tikrai čia, proof colors. Jo, čia mes norėtume pasiimti kažkokį presetą, ICC turbūt vadinasi, nepamenu, jūsų konkretaus printerio, konkretaus popieriaus, reiškiasi, ir jis bandytų simuliuoti, kaip tai atrodys. Bet aišku, mes dabar to nedarysim, nes, kaip sakiau, nekalibruoti monitoriai, jūs irgi žiūrite apie nekalibruotą, tai visa tai yra tik tai teorinis papasakojimas, nieko praktiškai, čia toks jau advanced levelis. Tai tada aš dabar spjaunu į tai ir eksportuoju, ar savint reikia, nepamenu, pabandau savint, mes norim PDF-ą pasidaryti, PSD, PDF-as, įsivaizduoju, ne, čia negerai savint, labai geras folderis, nors. Gerai. Tarkim, noriu išsaugot, aš galiu palikti sluoksnius arba jų nepalikti. Paliksiu, aišku, tai reikš, kad daugiau vietos užima mūsų PDF-as. Ir turiu eksportavimo nustatymus. Čia man yra svarbus dalykai tokie. Preserve Photoshop Editing Capabilities. Jeigu tikiuosi, kad kažkas ten atsidarysiu, turbūt Adobe Acrobat Readeriu, ten kažkokiu advanced versiją ir galės kažką koreguoti. Ir toliau mes galime sumažinti savo paveiksliukus, šiuo atveju 300 dpi, arba, aišku, galėtume juos stipriai sumažinti. Jeigu norėtume e-mailus siūsti kažką, tai reikėtų sumažinti. O jeigu norėtume siuntimui, tai spausdinimui kažkokiam profesionaliam, tai aišku, mes čia turėtume, jūs iš fotiko turėtumėte JPEGus, ne. Jūs turėtumėt RAW į TIFFus darytumėt ir turėtumėt čia TIFFus. Žodžiu, jeigu tipo labai krūtai darom. Ir tada mes ne JPEGų kompresuotume, o turėtume zipą arba jokios kompresijos. Tai zipas yra neprarandanti kokybės kompresija ir galėtume šitą naudoti. Tai čia spaudai. O jeigu šiaip, tai tada tiesiog JPEGą paliekam, ir tikėkime, kad čia nebus per didelis failas. Kas čia dar svarbu, versija PDF-o. Turbūt dėl viso pikto geriau senesnę turėti, bet turbūt netaip svarbu čia visą tai. Taip, color conversion nedarysim. Išsaugau PDF-ą. Pažiūrim, kiek jisai, kokio dydžio yra. Taip, diskas, temp. Ir kur jo dydis? 12 megų. Tai aišku daugoka, 12 megabaitų. Turiu A4, bet aišku dabar galiu prisizoominti ir dar neprarandu kokybę. Čia jau prarandu kokybę. 1200. Žodžiu, iki čia turbūt paveiksliukas. Ne, čia jau vis tiek praranda.
Reiškia, iki čia galiu prisizuminti ir žiūrėti savo paveiksliuką. Vėl, jeigu siunčiat kam nors į ofisą, tipo ne meniniam žmonėm, o buhalteriam, tai aišku, tokie dydžiai, jie labai nesidžiaugs tokiais dydžiais ir jam nusispjauti paveiksliuko kokybę. Bet mums, aišku, būtų gerai palikti geresnę kokybę. Nežinau, kažką tokio papasakojau, ar yra dar konkretesnių klausimų, ar daugmaž aišku.